Sveiki, malonus mūsų kanalo Pozicijos televizijos žiūrovai. Šiandien laidoje pokalbiai prie arbatos su Kęstučiu Skrebiu sveikinuosi su Seimo biudžeto ir finansų komiteto nariu, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos atstovu, gerbiamu Valiu Ąžuolumi. Sveiki. Malonu Jūs matyti, ponas Valiau, mūsų studijoje. Ir šiandien norėčiau su Jumis pakalbėti apie Valstybės gynybos tarybos sprendimą, kad 26-30 metais tame laikotarpyje gynybai kasmet, kaip sako Valstybės gynybo taryba, bus skiriama nuo 5 iki 6% nuo bendrojo vidaus produkto. Šiuo metu, jeigu neklystu, biudžete numatyta 3,5%. Beveik 4. Beveik 4. Bet aš pasižiūrėjau, kokia yra situacija pasaulyje. Tai yra labai nedaug valstybių, kurios skiria daugiau negu 4 ir iki 5% nuo savojo bendraus vidaus produkto. Pagal naujausius duomenis Lenkija 4,12%, Estija 3,43%, pačios Jungtinės valstijos skyrė 3,38% nuo bendrojo vidaus produkto. Net Izraelis, nuolatos kariaujanti valstybė, nuo BVP skyrė 4,5%. Kaip Jūs komentuotume tokį Valstybės gynybos tarybos sprendimą, nes piniginė išraiška tai 2 milijardai kasmet papildomi. Iš tikrųjų, mane labai stebina iš vis Valstybės gynybos tarybos sprendimas. Aišku, sutapimų labai daug. Visų pirma, netgi premjero nebuvo tą dieną, o premjeras tai kaip bebūtų yra atsakingas už biudžeto formavimą. Aš dar būčiau supratęs, jeigu gynimo taryba išeitų su žinute. Mes svajojame, mes norėtumėm, turim tokią svajonę, kad būtų 6%. Svajoti turbūt visada galima ir gal tokių audringų diskusijų nebūtų sukėlę. Bet žiūrėkit, kas atsitiko. Deja, bet mūsų prezidentas, kaip sakant, labai jam patinka socialiniuose tinkluose žinutės gražias rašyti. Tai turbūt norėjo Trumpui parašyti prieš inauguraciją gražią žinutę, kad žiūrėkit, Lietuva aplenks visas pasaulio šalis, netgi tokias šalis kaip Amerika, Izraelį, visas aplenks ir būsim pirmi. Ir gal galvojo, kad čia, jeigu Trumpas būtų padėjęs laiką ant to posto, tai gal čia Lietuva tarsi nugalėtojai būtų tapusi. Bet aš kaip sakau, politikui taip negalima elgtis. Kaip bebūtų, aš galiu pacituoti to pačio Nausėdos žodžius, kai jis dar nebuvo prezidentu, kai buvo banko ekonomistu, jis nuolat politikam kartodavo. Valstybės biudžetą reikia leisti atsakingai, atsakingai jį formuoti ir atsakingai turim žiūrėti valstybės biudžetą. Bet patapęs prezidentu jis pats užmiršo tą, savo posakį. Bet liūdniausiai turbūt yra dabar tas, kad iš visiosios erdvės prezidento žmonės dingo praktiškai. Arba jeigu paklausi, iš kur gauti pinigų, tai prasideda, aš kaip sakau, toks finansinis džiazas. Fiks idėją pasigavai, iš indėlių gal paimkim, gal iš kažkokių pensijų fondų, gal iš dar ką nors. Aš atsiprašau, čia įsiterpsiu, gal pabandom nuosekliai pereiti per taip, nes pirmi tokie pamatymai, iš kur būtų galima rasti 2 milijardus, tai aš taip ūkiškai pasižiūrėsiu. Tai pirmas variantas iš kažko atimti. Iš mokytojų, iš gydytojų, iš bet ko, biudžete, jeigu iš kažko atimi ir atiduodi gynybai. Antras dalykas, kažką papildomai apmokestinti. Ar tai bagotų žmonės, ar tai biednus, čia jau kits klausimas, bet kuriam labiausiai. Padidinti mokesčius ir tokiu būdu surinkta suma. Ir trečias dalykas, toks irgi, kuris viešoje erdvėje sklando, tai pasiskolinti. Yra daug smulkesnių, tai palikim juos tolimesniam. Tai kokia Jūsų nuomonė? Ar nuo kažko atiminėsim? Ar kažką papildomai apmokestinsim, ar skolinsimės? Iš tikrųjų, gal aš, kadangi biudžeto komitete dirbu, tai pakalbėkime, ar mes galim daugiau didinti mokesčius. Būtent. Yra tokia idėja. Juk ta idėja labai sena. Dar konservatorių vyriausybė, mes turėjom mokesčių darbo grupę prie finansų ministerijos, dirbom 2,5 metų. Deja, be to stebuklingo sprendimo, ką dar galima labiau apmokestinti, taip ir nesurado. Aišku, konservatoriai buvo atnešti visuotinį nekilnojamo turto mokestį, smulkų verslą ten prismaukti, dar labiau apmokestinti, bet tenai sumos yra 20 milijonų, 30, gerai 100, gerai dar kokie 80. Tai viskas, visas tos galimybės padidinti dar labiau mokesčius atsiriama į 100 arba 150 milijonų. Tai vadinasi, jokio išsigelbimų tame nėra. Bet mes puikiai žinom, kas atsitiktų, jeigu smulkų verslą dar labiau apmokestintų. Tai realiai jį sužlugdytume. Jau dabar smulkus verslas dėja, bet mokesčių moka daugiau negu stambus verslas. Tai tikrai to negalim daryti. Apmokestinti visą nekilnojamą turtą. Tai tas, ką reiškia iškraustyti žmonės iš savo būsto. Kad ir vienintelio būsto, nes, kaip sakant, tu nesugebėsi susimokėti mokesčio,
Mat labai geri pavyzdžiai yra Danijoje, kur dėja žmonės pragyvenę visą gyvenimą savo namelį priversti yra jį parduoti, nes nebeišgali susimokėti nekilnojamo turto mokesčių. Tai tas irgi to kelio negalima eiti. Ir iš tikrųjų, kas dabar atsitiko, neužmirškime vieną dalyką, kad konservatoriai, kai stumė mokesčių reformą, sakė, Europą liepia. Na, po to jau to šūkio nebeliko, tada sugalvojo naujo šūkį gynybai. Nes mes jau tą gynybos tų mokesčių didinimo planą jau priėmėm ir padidinom mokesčių, ir pelno mokesčių padidins, ir CO2 dedamosios akcizai, krūva jau mokesčių ir padidinę. Bet kur mes atsidūrėm? Mes jau dabar su savo mokesčių dydžiu lenkame kaimynus. Tiek Latvius, tiek Estus, tiek Lenkus jau lenkiame. Estai jau prisidirbo su mokesčių didinimu, nes padidins mokesčius, mokesčių surinkimas sugriuvo. Ir netgi ekonomika pradėjo stoti. Tai ką reiškia stojant ekonomiką, mažiau pajamų į biudžetą? Ta, visi puikiai žinom. Tai mokesčių didinimą iš karto reiktų dėti šoną ir netgi nebekalbėti apie mokesčių didinimą, nes žiūrėkit, kas atsitinka. Verslas žiūri labai paprastai. Jis skaita politiko žinutę, pavyzdžiui, prezidento, premjero kažko, didinsi mokesčius. Tai kam čia investuoti tą Lietuvą? Aš einu į kitą šalį, kur mokestinė politika yra geresnė. Į tą pačią USA, į Ameriką. Aš važiuoju tenais, nes tenais mokesčius nedidino, mažino. Ir man žinot, labai įdomus pastebėjimas, teko Amerikoje lankyti savaitę laiko, PVM 7 procentai. 7. Ir tai kalbama, sako, gal reiktų sumažinti, didelis. Pas mus 21 ir kalbama, gal reiktų padidinti. Laikinai įvestas dar reikia priminti Kubiliaus naktinės reformos metu. Kubiliaus laikinai įmestas, sakė, toj atšauksim, bet niekas ir neatšaukė. Kuro kaina Amerikoje litras 70 centų. Ir Trumpas kalba, kad kuras yra per brangus ir tai kenkia ekonomikos vystimusi. Mes suprantam, kad kuras visada ateina į maistą ir visą kitą kainą. Tai pavyzdžiui, viena šalis eina kita kryptim, o mes sakome dar labiau didinti. Tai vadinasi, mes norim paaukoti savo konkurencingumą. Čia yra mūsų bėda. Aišku, apie tas kitas idėjas ten iš indėlių, neįsivaizduoju, kaip iš indėlių reiktų paimti, yra labai geras pavyzdys gynybos obligacijos. Konservatoriai dar įvedė gynybos obligacijos, bet kai pasiūlai procentus, tik 2 procentus palūkanų, kai realiai rinkoje yra didesni pasiūlymai, tai surinkom kiek ten 4 milijonus. Daugiau niekas ir netnešė. Ir man labai geras yra pavyzdys, Vengrijos pavyzdys. Vengrijos politikai Orbanas, norėdamas paskatinti žmonės, kaip sakant, vengrus investuoti į valstybės obligacijas, iš karto pasiūlė 4-6 procentus palūkanų. Ženkliai didesnės sumas. Tai jo požiūris yra labai geras. Kam mokėti palūkanas užsieniečiam, nes valstybė reikia skolintis, tai geriau tas palūkanas atiduoti savo tautai ir savo žmonėm. Tai vadinasi, yra ir kitas kelias. Bet turbūt tikrai nereikia tikėtis, kad mes labai daug milijardų čia surinksim. Bet dabar man dar paaiškinkit keletą dalykų, kaip jūs atsakot, gyventojų indėliai. Tai dabar, aš taip galvoju, ką indėlius nusavinti. Koks mechanizmas yra iš gyventojų indėlių uždirbti gynybai? Arba viešoje erdvėje dar buvo paminėtas toks dalykas kaip pensijų fondai. Tai kaip iš pensijų fondų galima papildomai pinigų gauti? Antros pakopos tai pensijų fondai yra tik vienintelis variantas, tai yra beveik 300 milijonų, kuriuos kiekvienais metais įneša valstybė. Tai apie tai galim diskutuoti, kad nebeinešinėti tuos pensijų fondus 300 milijonų, o nukreipti į vieną ar kitą sritį. Bet mes tikrai turim daugiau sričių, kur trūksta finansavimo. Žinoma, kažkam pasirodė gal įdomus variantas, tai lenkiškas variantas. Jie ankstesnių laikotarpių, čia gal prieš 7-8 metus, iš antros pakopos pensijų fondų atsiėmė valstybės įneštą dalį. Tai atsiėmė ten nemažai milijardų, aišku. Jeigu paskaičiuosim, kiek Lietuva yra įnešusi, tai yra apie 5 milijardai. Per grubiai 15-20 metų tiek yra įnešta. Jeigu norime tokiu kraštutinumu eiti, turbūt irgi vienas iš variantų. Bet tam reikia politinės valios. Aš bijau, kad čia konservatorių ištikimi rėmėjai, kurie sėdi tose pensijų fonduose, neleis to padaryti. Bet aš sakau, yra ir lengvasis kelias. Juk socialdemokratai prieš rinkimus sakė, kad leis žmonėms iš antros pakopos laisvai išeiti. Nereikės ten klumpę sunešioti, kad galėtum išeiti, bet išeisi laisvai. Tai vienas iš variantų, leidi žmonėms laisvai išeiti, o ta valstybės įnešta dalis grįžtų atgal į valstybę. Arba pavyzdys į tą pačią sodrą. Sakykime, žmogui pensija sodrinė dėl to nenukentėtų, kad jis išsiėmė, nes dalis pinigų grįžtų į sodrą. Tai taip pat yra vienas iš tokių neskausmingų variantų. Bet tai ar apie tokias sumas 2 milijardus per metus eina kalba, jeigu būtų pritaikytas šis mechanizmas? Visos sistemos, kaip tu beskaičiuotų, visur yra kalba. 100, 200, galbūt 300. Apie milijardus nėra tokių, nėra netgi galimybių iš to paimti.
Bet iš tikrųjų, šioje situacijoje yra pagrindinis kitas atsakymas. Ar žmonės, mokesčių mokėtojai, ar jie pasitikė valstybę, politikais, kaip leidžiamos gynybos lėšų? Prieisim, bet dar prieš tai dar vieną klausimą, iš kur paimti pinigų. Buvo dar viešoje erdvėje klaidžioje tokia savoka maždaug, panaikinkime mokestinės lengvatas. Irgi bus pinigų. Taip ar ne? Žinot, aš pasakyčiau, blogai yra sąvoka. Tai nereikia vadinti lengvatomis. Reikia vadinti teisingai. Didinkime mokesčius. Nes tai yra kaip bebūtų. Tą klausimą lyg ir aptarėm, kad didinti negalima. Kodėl tokia savoka vartojama? Tai yra ne lengvata, tai yra mokesčių didinimas. Labai geras yra pavyzdys. Gyventojų neapmokestinamas pajamų dydis. Šiai dienai jis yra 750 eurų. Ir pirmi metai Lietuvos istorijoje, kai jis nebuvo didintas. Tai vadinasi, tie, kurie uždirba mažiausiai, pavyzdys minimalią algą, jiems skaudžiausias ir yra šis mokestis. Tai, jeigu kažkoks politikas norėtų šią lengvatą panaikinti arba mokesčių tą mažesnį mokėjimą, tai ką nuskriausim? Pačius skurdžiausius. Tai tada tas, kuris yra skurdžiausias, jis vėl turės valstybė mokėti daugiau. Iš tikrųjų to negalima daryti. Ir, pavyzdžiui, visas tarptautinės organizacijos Lietuvai netgi rekomenduoja, kad neapmokestinamas pajamų dydis turėtų būti vienodas su minimalia alga. Kaip sakant, kad žmogus gaunantis minimalią algą, būtų laisvesnis. Senai ir Lietuvos politinėje erdvėje tokia nuostata yra diskutuojama. Visada buvo diskutuojama, bet šis dalykas kainuoja brangiausiai, kaip bebūtų. Tai jeigu kažkam atrodo, kad iš skurdžiausių reikia paimti daugiau gynybai, tokia idėja turbūt tikrai būtų labai bloga. Ir pagaliau prieinam prie to, ko gero, esminio klausimo, o tai kam bus išleisti šitie pinigai, nes iš kitos pusės, gerai, jeigu mes dabar turim ten 3 su kažkiek tai, didėja iki 6, tarp 5 ir 6, tai praktiškai didėja dvigubai pinigų suma, kuri bus administruojama, sakykime taip, krašto apsaugos ministerijos. Nors ten yra tokių kažkokių keistų pasiūlymų, kai kultūros ministras pasakė, kad 1,5% būtų galima propagandai skirti. Aš tik galvoju, įsivaizduoja, apie kokią sumą eina kalba ar nelabai. Tai ar suvaldys tokį pinigų srautą? Kam jie bus išleisti? Kur panaudoti? Ar yra kur juos panaudoti? Matot, čia ir yra ta kita medalio pusė, kaip sakant, vienas noras skirti kuo daugiau, bet mes, kaip pasakyti, tikslas yra ne duoti daug ir išvaistyti tuos pinigus. Tikslas yra, kad kiekvienas tas mokesčių mokėtojų sumokėtas euras būtų gerai išleidžiamas, efektyviai išleidžiamas. Čia ir prasideda bėda. Dabar žiūrėkit, kada ten buvo atlikti auditai, niekas net nežino. Net negali atsakyti, kada buvo atlikti auditai. Kada auksinių šaukštų sutiko, turbūt paskutinį kartą. Turbūt nuo auksinių šaukštų niekas to nedarė. Ar tai kelia pasitikėjimą žmonėm gynybą? Nekelia. Nes jis sako, palačiau, apie batus skaitom, apie šaukštus, apie dantis drakono. Tai nekelia visiškai pasitikėjimą. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitiko. Buvęs gynybos vadas, Rupšys, kur buvo. Netgi jis pasakė, mėly politikai, nustokit švaistyti gynybos lėšas menkaverčiam dalykam. Tai jau vadas neiškentė, kaip sakant, kas su vadu atsitiko, visi žinom, jo dantis suskaičiavo, ten dar kažką suskaičiavo, žinai, ten 100 000 eurų. Paskui ten tokia aferista iš Amerikos per TV3 užleido laidą, kur iš jo tenai tiesiai šviesiai išvadino GRU agentų buvusi kariuomenės vadą. Tai kariuomenės vadas, kuris yra didžiausias patriotas kariuomenės, buvo, jis sakė tiesiai, nustokit švaistyti lėšas. Atsimenat, aš atsimenu, kai politikai sugalvojo ten paskutinę savo brigadą ir ginkluotę Ukrainai atiduoti. Tai tada ir vėl kariuomenės vadas sako, ką jūs darot, negali valstybė likti plika, taip, be nieko. Tai tada netgi buvo anekdotinė situacija, Zelenskis sako, gal galit paskolinti mums tą ginkluotę. Paskolinkit, mes jums parvešim. Anekdotiniai pasakymai, kaip sakant, absurdiški, bet netgi kitokių. Tai tas kariuomenės vadas apgynė, kad nebūtų paskutiniai išvežti. Tai vadinasi, kas gaunas? Dažnai sprendžia ne kariškiai, kaip reikia leisti, kur leisti lėšas, o dažniausiai nusprendžia politikai, kurie nori padžiazuoti. Man smagu, aš liepsiu dantų drakono pripirkti, liepsiu dar kažko pripirkti, eisiu pasipaveiksluoti galėsiu. Žiūrėkit, kiek foto buvo iš drakono dantų. Kaip sakant, vieną tiltą apstatėm dantimis, kito neapstatėm, užmiršom apstatyti. Kai kas rinkiminė kampanija pasidarė. Tai padaryta rinkiminė kompanija, tais pinigais. Padaryta šou, bet dabar prisiminkim eilinį žmogų uždirbantį minimalią algą, jis turi visą mėnesį arti, kad susimokėti kelius šimtus eurų mokesčių valstybei.
Ir jis tada pamato, kaip jo tie visą mėnesį sunkiai uždirbti pinigai būna paprasčiausiai išvaistomi. Tai to mes negalim daryti. Ir iš tikrųjų dabar žiūrėkit, kas atsitiko. Rinkėjai atėjo, išrinko kitus politikus į valdžią. Nes ką jie norėjo, kad keistusi kryptis, kaip sakant, valstybės valdymas, užsienio politika, gynybos politika, visi kiti dalykai. Kad tokių dalykų kaip drakono dantis švaistimų gynyboje nebebūtų. O ką gavo? Tai aš noriu priminti, kad pernai metais spalio vidury konservatoriai atnešė biudžetą į Seimą. Taip. Ir tenais buvo suplanuota gynybai 2,5 milijardo, tai buvo apie 3,1%. Ir mums pernai visą tą laiką buvo sakoma, kad tai yra pakankama lėšų suma, svajonė įsipildytų, jeigu būtų 3,5. Sakykime, ten keliais šimtais milijonų daugiau. Bet ne dvigubai, kaip dabar. Ne dvigubai. Ir buvo mums nuolat kartojama politikam, kad to pilnai užtenka mūsų gynyba, mūsų tikslam ir visiems dar. Nuolat tai buvo kartojama. Ir netgi, žiūrėk, kas įdomiausiai, partijų susitarimas yra dėl gynybos 2,5%. Tai dabar jau nebe 2,5, jau 3,1 ir į viršų. Vyriausybės programai, pažiūrėkime, kas parašyta, kur yra patvirtinta Seime 3,5%. Ir tai yra adekvati suma, kurios reikia. Ir dabar žiūrėk, kas atsitiko. Ne, tai patvirtinant, jeigu bus skiriama 3,5%, tai Lietuva bus tarp pirmaujančių valstybių. Tiek Europoje, tiek lyginant netgi su Junktinės Amerikos valstijom. Bet žiūrėkit, kas įdomiausia atsitiko. Mes biudžeto komitete svarstėme, diskutavome netgi tą temą. Kiekvienas lėšas reikia apsiginti. Nesvarbu, ar tai švietimas, ar sveikata, ar gynyba, jie turi apsiginti, kur jas išleis ir kaip jas panaudos. Racionaliai turi būti naudojamas. Tai praeitoji vyriausybė Kasčiūnas, būdamas gynybos ministru, nesugebėjo apginti papildomo finansavimo. Kad reikia dar daugiau, ne 2,5 milijardų, o dar daugiau. Tada ateina nauja ministrė. Ten apie kokią sumą kalbėjo? Kad papildomai reiktų dar 800 milijonų. Papildomai. Taip. Tai nes tada jau būtų virš 4% finansavimas. Tada ateina nauja ministrė, nueina pas finansų ministrą. Žinot, aš apsiginti negaliu, kur naudosiu tos pinigus, bet tu man damesk 800 milijonų. Ir ką padarė finansų ministras ir nauja valdančioji dauguma, nauja išrinktas Seimas, nes jie tvirtino galutinį biudžetą, kaip sakant. Tai tą pataisimą buvo įkišta 800 milijonų iš skolintų lėšų. Tai dabar gynybai mes jau skirsime nebe 3,1, o apie 4%. Be pagrindimo, kur padėsim tos 800 milijonų. Ir netgi buvus finansų ministrė dabar nuolat kelia tą klausimą, jūs man parodykit pagrindimą. Ką darysit su tais pinigais? Tai vadinasi, atėjo nauji politikai, ištraukė tokią mintį, įmetė ir nubalsavo. Tai aš, vienintelis buvau, kuris balsavo prieš šį biudžetą. Nes, negalima švaistyti taip valstybės lėšų. Bet politikai padarė, patvirtino, tai dabar žiūrėsim, kokie viso to bus rezultatai. Bet labai gaila, kad tokia politika. Bet čia atrodo elementarus dalykas. Jūs vartojate tą savoką apsiginti, aš gal pasakysiu, šiek tiek kitaip, turi būti kažkokia, tai, sakykime, samata, skaičiavimas. Pagrindimas. Mums reikia ten, išleisim ten, nežinau, kokiem tikslam. Jeigu ne drakono dantim, tai kažkam kitam ten tankai, dronai, dar kažkas priešlėktuvinė gynyba, tai nejaugi nėra šitos išdėstymo skaičiukų šitų. Žinot, ar tiesiog, reikia pinigų ir viskas. Šiaip man kas labai stebina, kad, čia yra kaip gynyba ir viskas. Pabandyk prieštarauti prieš gynybą. Negalima sakyti, nes tu ten vatnikų taps ir dar kom nors. Taip, ir viskas. Nesvarbu skaičiai, kitos šalis, kiek kas skiria. Proporcijos. Niekas nesvarbu. Ir dabar, kas atsitiko šioje situacijoje, grinė tokia pat situacija. Ir dabar, kaip sako, konservatoriai, naują idėją, pasirašykim prie dar didesnių procentų. Aš visada užduodu vieną paprastą klausimą. Politikui negalima pasakyti bet kokį skaičių, kuris nepagristas išlaidom ir pasirašykit susitarimą. Negalima taip elgtis. Aš visada sakiau vieną dalyką. Kiekvienoje partijoje, frakcijoje mes turim žmonių, kurie gali dirbti su slapta informacija. Taip. Tai tegu ateina krašto apsaugos ministrė, kaip pavyzdys, ar kariškiai, ar vyriausybės atstovai, ministerijų atstovai ir padeda visą planą ant stalo. Žiūrėkit, šitam mums reikia dėl to lėšų, dėl to lėšų, dėl to lėšų, dėl to lėšų. Turint tiek lėšų mes pasieksim tokį rezultatą. Bet ir dabar žiūrėk, kas atsitinka. Izraelis... Bet jeigu norisi padėti, kad, nepadėsi, kad mums reikia lėšų, kad parašyti Twitterio žinutę, kurią perskaitys tas ir tas. Nepagrįs. Tai šito dalyko nėra. Mes, pavyzdžiui, pernai darėm biudžete parlamentinį kontrolę gynybos. Tai, žinot, vaizdas buvo, kaip pasakyti, graudus.
jeigu ateina ministras, pirma jo reakcija į klausimus, tiek daug klausimų man net nacionalinio gynybos komitetas neužduoda. Neva kaip baisu, kodėl tiek daug klausimų. Tai tada, kai tu užduodi klausimus, jūs nesugeba atsakyti į klausimus, mane jau tai pradėjo stebinti. Ir galų gale ministras, matydamas, kad nebegali atsakyti klausimus, pabėgo iš komiteto. Pabėgo iš visų. Tai kaip tu, ministras, bėgi iš komiteto, sukeldamas dar didesnės abejonės, kaip tos lėšos naudojamos ir numeti eiliniam darbuotojam, žiūrėkit, čia tie likę darbuotojai atsakys į klausimus. Tai, visiškai tada, man, kaip sakant, nepasitikėjimas, kaip leidžiamas lėšos, dar nesumažėjo, padidėjo po tokių dalykų. Bet čia yra, kaip sakant, nuo politikų. Dabartinė ministrė, aš kaip matau, jai net nekylo noras paaiškinti. Tai, pavyzdžiui, mes netgi biudžeto finansų komitete dabar kviesime, kad elementariai paaiškinkit, ką jūs darysite su tais pinigais. Bet žinot, kaip pasakyti, jau čia pajuokaujant, prezidentas, kai teikia įstatymus į Seimą, tai labai prašo, kad jo teikti įstatymai neteitų biudžeto finansų komitetų. Nes priekaibiai žiūri. Nes jis žino, kad mes esam tas komitetas, kuris atsakingai žiūri. Ne tai, kad priekaibiai, bet atsakingai. Vis tiek atsakingai turi leidžiami valstybės pinigai būti. Tai prezidentas dabar paprašo, kad nueitų kokio ekonomikos komitetą, dar kitą komitetą, kuriame to atsakingo požiūrio nėra. O kaip sakant, vienintelis pagrasinimas, kadangi pateikė prezidentas čia šventą. Kaip sakant, yra šventas dalykas, negalima, kaip sakant, nei prieštarauti, nei ginčytis negalima. Tai aš galvoju, kad Seimas grįšiu tą parlamentinės valstybės, kaip sakant, atgalinės vėžės ir kad tas valdžių atskirimas pagaliau įvyks, kaip sakant, atgal, kad nesvarbu, kad pateikė prezidentas, bet tai nėra šventa. Kaip sakant, tam ir yra Seimas, kuris turi išnagrinėti, užduoti nepatogius klausimus ir priimti geriausią sprendimą. Bet kol kas tai nevyksta. Bet žiūrėkit, man iš to, ką jūs išdėstėte ir ką susirinkau, kaip sakoma, ruoždamasis laidai, man susidaro toks savotiškas dežavių. Ir tas dežavių yra susijęs su pandemijos suvaldymu. Taip. Labai gerai pastebėjote. Ką darė konservatorių vyriausybė tuometinė. Irgi milžiniškas skolinimasis, mestos lėšos, neaišku kam, neaišku už kiek buvo pripirkta visko, po to buvo išpilta į kanalizaciją, ar kaip Šimonytė sakė, į nerį išpylėm, po to pasakė, kad čia vaizdus pasakymas. Esmė buvo taip. Skolintis, pinigai naudojami, kaip naudojami, ten ir dabartinis aplinkos ministras pasižymėjo, kaip sakoma, iš vakar įkurtos įmonės nupirkęs, kur nieko neprekiavo, medicinė įranga, pinigai dingo, prekių nėra. Ar nesigauna dabar lygiai tas pats su tom planuojamom išlaidom krašto apsaugai, kad irgi neaišku kam, bet reikia daug ir išleisim. Iš tikrųjų, jūsų labai gera pastaba. Pasikeitė tik pavadinimas. Tada buvo COVIDas, kaip sakė, toks pavadinimas, baisu. Ir irgi baubas, nes tu negali pasipriešinti, tu ką nori, kad žmonės mirtų. Bet žiūrėkit, kas buvo? Be konkursų, be taisyklių, už uždarų durų, paslapty, viskas. Į kairį dešinę viskas buvo švaistoma. Net valstybės kontrolė pastebėjo, kad negalima taip leisti lėšų ir dalis lėšų buvo net konstatuota išleista be pagrindo. Tai ką reiškia išleista be pagrindo, kaip sakant, tu leisdai išvogti tas lėšas. Bet tada buvo pavadinimas toks, bet žiūrėkit, kaip greit pasikeitė. Tik atsirado, kaip sakant, prasidėjo karinis konfliktas Ukrainoje, COVID'o nebeliko, dingo tema. Išsigando karo, čia natūralu. Iš visur dingo, lygos nebeliko, temos nebeliko ir nebeliko poreikio taškyti pinigų tenais. Bet kaip greit atsivertė, mėnuo tik prabėgo, žodis gynyba atsirado. Ir žiūrėkit, visur pirkimai. Be konkursų, uždari, slapti ir man... Tada reikia pasižiūrėti, ar ne tie patys veikėjai už tų pirkimų stovi. Man, žinot, kas labiausiai stebino, mes abejojame, Seimo nariai, kiti eiliniai žmonės abejoja, bet mane nuostabą sukėlė, kai suabejojo net aplinkos ministras buvęs Simonas Gentvilas per vyriausybės posėdį, čia baigiantis jau vyriausybė visai pabaiga. Jis uždavė klausimą, kas čia vyksta, kodėl gynyboje neteikiama, neleidžiama netgi didesnėm įmonėm pateikti pasiūlymų. Netgi pasiūlymo tu negali atnešti, ten dėl statybų, dėl kitų dalykų, kurie nėra ginkluoti. Tai vadinasi, netgi tai jau vyksta. Už uždarų durų, kaip sakant, patvarkoma ir sprendžiama, kas statys ir kas nugalės. Ir aš, kai atsimenu dar krizės tyrimą, kurį praeitoje kadencijoje, dar ankstesnė kadencija padarėm,
Tai tenais jau konstantavom, kai Šimonytė už uždarų durų praskolino valstybę, padaryta buvo 2 milijardų eurų žala. Tai dabar vadinasi tas modelis, schema, sakykime taip, be konkursų už uždarų durų, buvo naudojama COVID, dabar naudojama gynybai ir ta tradicija vadinasi taip patiko ir taip tiko, kaip sakant, kad ją norima vis toliau tęsti. Ir kas man yra liūdniausia, kad ar mes iš prezidento, pavyzdžiui, girdime, kad to negalima daryti, kad reikia skaidriai naudoti, reikia konkursuoti tos dalykus. Jūs pats pasakėt, paskutiniu metu kažkaip prezidento nelabai girdisi. Bet man keisčiausia yra tai, kad jis kaip tik sako, daugiau išleiskime. Daugiau išleiskime ten, kur neskaidru. Tai toks vaizdas susidaro, nesvarbu, kiek išleisim, kas ateis į gynybą, neaišku. Kaip sakant, kiek liks tai gynybai. Bet dėja, politikų tokia valia, kaip sakant, labai patinka šiltos vietos. Žinot, visai čia pernai buvo ta akcija 4% gynyboje, reklaminė didžiulė akcija, verslas, visi šaukia, rėkia kaip gerai. Tada tu žiūri, o pasirodo tas verslas šildosi iš to gynybos pinigų. Tai tada supranti, kodėl jie tokie laimingi, kaip sakant, kad gynybai reikia daugiau. Tai dabar išeina taip, jeigu gaunim prilys prie kažko, kaip sakant, pasišildyti prie tų pinigų, tada tu apsimeti labai didelių patriotų, bet čia vienoje laidoje vienas Venckinis labai gerai pasakė, sako, aš kalbu su draugu, kuris rėkia už 4%, bet sako, žinai, reikia Ispanijoje būstą pirkti, nes čia kažkaip neramu. Tai tada žiūrim, vadinasi, tas Landsbergio užkratas, kaip sakant. Tai iš tų 4% ir nusipirks. Landsbergio užkratas reikia nusipirkti nekilnojamą turtą kitoje valstybėje, jis veikia. Deja, tokia realybė. Žinot, man liūdniausia, kas yra, kai prasidėjo covidinis laikotarpis, aš tada finansų biudžeto komiteto pirmininku buvau. Ir senesni politikai sako, žiūrėkit, padarom parlamentinę kontrolę, pakvieskit visas mūsų finansinės institucijas, VSD, STT, FNTT, visas tarnybos, kurios atsakingos, kad valstybė nebūtų vagiamos lėšų. Bet turėjau tokį posėdį organizavau. Žinot, mano nuostabai, kas atsitiko, neatėjo nei vienas tarnybos vadovas. Nei vienas. Atėjo tik pavaldiniai atsiųsti. Tai tada toks jausmas, ar jie jau žino, kad čia bus vagiama, kaip sakant, neribotai ir labai daug. Ir kažkaip, jau yra informuoti ir, apie tai, sakant, kas bus. Nepatogu buvo ateiti į komitetą ir pasakyti, kad mes nepajėgus valstybės apsaugoti nuo tų vagysčių. Ar kaip čia tada buvo? Bet tokie dalykai kartais kalba už save. Bet žinot, prokuratūra, STT dabar turi ką veikti, čekiukus skaičiuoja, kaip sakant, 20 eurų. Tavo ir ne tavo buvo, 10 litrų kuro tu ir ne tu. Visi užsiėmė, visi turi darbo iki kaklo, bet iki gynybos lėšų prieiti, matyti, nepavyksta, nėra laiko. Tai gerai, bet kaip jūs iš savo patirties ir parlamentinės veiklos ir gyvenimiškos prognozuojat, kaip viskas klostysis toliau? Nes šių metų biudžetas jisai yra kaip ir suformuotas, aišku, ten metų vidury gali būti kažkokios minimalios korekcijos, bet aišku, ne iki tokių procentų, kurie yra numatyti nuo 26 metų. Tai kaip valdančioji koalicija, kaip sakoma, jų stubras yra socdemai, ar jie susitvarkys su to prezidento ir valstybės gynybos tarybos iškelta užduotim? Kaip viskas klostysis? Aš kaip matau iš viešosios erdvės, ką premjeras šneka, ką kiti valdančios koalicijos partneriai šneka, tai suteikia šiek tiek optimizmo, kaip sakant, kad ta valstybės gynybo taryba bus nuleista ant žemės į realybę, tokia kokia yra. Ir mes realiai liksim prie tų pačių 3 ir 3,5% ir nebebandysim pasaulį būti pirmi. Aš tikiuosi, kad tai bus. Bet jeigu įvyktų toks, žinot, kaip sakant, kažkas parašė Twitterį ir visi puola daryti, tada būtų liūdna. Tada tikrai būtų liūdna, nes visi žmonės turi suprasti vieną dalyką, tie pinigai neatsiranda iš niekur. Kita situacija būtų, jeigu Europa sakytų, žiūrėkit, mes duodam jums kariniam reikmėm, ten 1, 2 ar 3. Tada visai kita kalba. Kaip pavyzdys, dabar Europą mums duodavo kariniam mobilumui kelius tvarkyti. Tam tikras atkarpas. Tai viskas gerai, valio, čia yra vyriausybės darbas, kaip sakant, įtikinti Europos Sąjungą, kad mums to reikia. Bent jau pagal dabar galiojančią tvarką, tai Europą gali skirti, jūs teisingai pasakėt, mobilumui, kelių tvarkymui, kibernetiniam saugumui gali skirti, bet netiesiogiai gynybos išlaidų. Jo, tai to keliu mes ir turime eiti. Jeigu reikia kažkokių X projektų, kaip sakant, tai kovokim dėl jų ir gaukim tus pinigus, o net viršiai, kad duoti tik tam, kad duoti. Ir žinot, man liūdniausia yra kita medalio pusė, juk mes, kaip sakant, mūsų gynybos žmonės tikrai bendrauja su ukrainiečiais. Ir jie tikrai gali patarti, ką verta pirkti, ko neverta pirkti, kaip sakant, pavyzdys,
ko vertas, nežinau, tankas už 20 milijonų, kai jį numušti gali porą dronų už keliasdešimt tūkstančių eurų. Nu, ko jis vertas? Bet aš, kai pažiūriu pasirašinėjimo sutartis, nu, toks jausmas, kad mes užsirišom akis ir einam toliau, kaip sakant, nupirksim daugiau tankų, kur išleisim ten milijardą ir ten už kelius šimtus tūkstančių. Ponia Šakalienė pasirašė kontraktą jau Berlyne. Bet žiūrėkit, bet visus juos galima numušti už kelius šimtus tūkstančių su dronais. Tai, nu, aš tai pasakyčiau, va, toks veiksmas ir yra lėšų švaistimas. Nu, totalus lėšų švaistimas. Na, žinot, va, labai gera istorija bokseriai mūsų. Mes nusipirkom tam tikrą kiekį, jie nepataiko į taikinį, kaip sakant, jie realiai niekam tikus. Ir baisiausia yra tai, kad iš visų NATO šalių tik 2 šalis juos teperka. Ir viena iš jų esam Lietuva. Tai ką kariškiai pasakoja, jiem net dalių nėra. Net dalių tu negali gauti, nu, jie... Nu, jis ten toks mišrūnas. Bet žiūrėk, apačia vokiška, viršus izraelietiškas. Tas daiktas net treniruočių net laiko. Tai jie važiuoja po smėliuką, po miškelį, kaip sakant, sausą gražų, jis net laiko treniruotės. Tai kaip jis galėtų atlaikyti mūšį? Tai tada vadinas, jeigu mes jau pamatėm, kad jis niekam tinkamas, tai turėtų būti iš karto pasakyti, ačiū, stop, taip, šito daikto mes nebeperkam, viskas, pinigų nebešvaistysim, bet mes toliau juos perkam. Tai va taip išeina, mes tapom pratingesnį už visas NATO šalis, nes, nu, mums labai patinka švaistyti gynybos pinigus. Tai va tada visi kariškiai ir tauta sako, tai ką jūs darote? Bet va Šakalienė toliau pasirašo sutartis, labai džiaugiasi, turėsim daug geležio, kaip sakant, bet perkam ne tą, ką reikia. Tai va, kaip pasakyti, čia yra ne veltui posakis, kad svarbu ne kiek pinigų išleisi, o kokias priemonės turėsi ir kokios jos bus efektyvios. Bet dabar yra vaizdas, kuo daugiau išleisti pinigų, nesvarbu kam. Na ir dar viena, aišku, labai svarbi nuostata, nu čia jau ne aš pasakysiu, bet maršalas Mannerheimas yra pasakęs, kad svarbiausia sukurti žmonėms tokį gyvenimą, kad jie norėtų ginti šitą valstybę, kurioje gyvena. Jeigu mes elgsimės ir pasitikėtų. Taip, kaip jūs pasakėt, na aš bijau, kad tokio pasitikėjimo tautoje mes neturėsim. Jo, ir žinot, kad man yra dar liūdniau, kad praeitoj kadencijai konservatoriai visus gazdino karu, polimu, ten, nu jau viskas, jau rytoj karas. Su tom savo kalbom, ką jie padarė, užsienio investicijos nukrito į tragiškas žemumas, realiai 5 kartus nukrito, netgi turistai jau nebenorėjo pas mus važiuoti. Nu, nes, palaukit, čia, jūsų politikai reikia, kad čia rytoj užpuls, tai kam čia važiuoti? Tai dabar po truputį jau atsistatinėja tie dalykai, jau grįžta turistai, visa kita. Tada išeina prezidentas, žinokit, aš čia skaičiau slaptą medžiagą, gali būti, kad per 6 metus mus puls. Labą dieną. Tai ką tik konservatoriai tai darė, gazdino tautą, kaip sakant. Dabar prezidentas tą daro, norėdamas pateisinti savo išautą 6% pasiūlymų. Iki ko mes galim dasiristi, kaip pasakyti, nes tie prezidento žodžiai vėl kenkia Lietuvai. Tai žiūrėkit, kažkuris verslas sakys, ne, tai gal reikia išvažiuoti iš čia. Kol dar nevėliau. Tai Latvijos pavyzdys yra labai geras. Latvija, kai pasididino mokesčius, tada vėl politikų atsirado, kurie irgi sakė, kad rytoj mus puls. Tai, pavyzdžiui, Skandinavos viena iš įmonė parduoda turtą Latviją už 1 milijardą. Parduoda. Tai visi, čia gal garsiai nekalbėkim kaip čia kas, bet ką reiškia verslas nebepasitikė tą valstybę. Jie išeina iš tos valstybės. Tai o tada kas atsitinka? Ekonomika stoja, mokesčių surinksi vis mažiau, tau visą grandinėlę byra. Ir pasitikėjimo, kaip reikės atstatyti tą pasitikėjimą. Praras lengva. Tai žiūrėkit, ateis po mėnesio prezidentas, sakys, žinokit, ne, aš čia biškį suklydau, ne taip ten buvo parašyta toj pažymoj, žinokit, ne, čia viskas gerai. Ar patikės verslas? Manau, kad ne. Ar patikės tokiais žodžiais? Nebepatikės. Tai iš tikrųjų, prieš darant, japonų patarlė yra labai gera, 9 kartus meruok, 1 kartą kirpk. Tai dabar išėjo taip, kad 9 kartus nukirpau, bet nemeravo. Nepameravę nukirpo. Nepameravę, tai turim tokią situaciją. Taip. Kągi, gerbiamas Valiau, ačiū Jums labai už šį komentarą šios dienos, ačiū mūsų žiūrovam už dėmesį ir sakau, iki kitų susitikimų. Sudie. Iki. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąskaitos.